ponai. Tai aš pati esu Laima Kelienė, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dėstytoja, profesorė, metalo meno ir juvelyrikos dalykus dėstau ir taip pat vadovauju magistro studijų programai, kuri vadinasi taikomasis menas. Ir po tuo pavadinimu telpa ir baldų dizaineriai, ir skulptoriai, ir mūsų metalo meno ir juvelyrikos absolventai. Bet taip pat priimam studijuoti ir iš kitų, pavyzdžiui, iš Vilniaus atvažiuoja scenografijos studentai arba miškūno, kokie irgi tekstilės ar dar. Ta prasme, kad taikomuoju menu sutelpa dabar daug dalykų. Pavyzdžiui, vienas muzikantas mums labai gerai apsigynė juvelyrikos kolekciją, bet jisai pas gerai, kad jis studijavo. Ir ta prasme yra labai tokia tarpdiscipliniška magistro programa, bet ta programa netelpa restauratoriai. Bet mes šią žiemą planuojam magistrą daryti restauratoriuose, nes yra didžiulis poreikis, mes sensam, o jaunąją kartą reikia paruošti. Tai ta prasme su dėkinčiu, sakėm, intencijai negalim užsiekti, kol neužaugysim namuose, neparuošim specialistų. Na taip, tai dar vienas žmogus, prašom prisijungti. Ir, na taip, tai aš tokia esu įmesta į tą paminklinių kryžių, kalviškųjų kryžių pasaulį visiškai Adelės Sinkevičiūtės, šitos asmenybės dėka, nes jinai man irgi dėstė ir kompoziciją, ir turbūt net ir praktika yra dėsčius, nes aš studijavau Telšiuose 81-5 metais ir jinai mano mamai kalbėjo, sakė, Laimutė, reikia studijuoti toliau ir žodžiu, kad išvažiavau studijuoti Italiją. Italiją pabaigus, tada Vilnius, nuo 2001 pradėjau Telšiuose dėstyti. Nu tai va, ir taip gavus, kad mamytė mane į pasaulį išleido, mamytė pasikvietė, nes kokie 5 metai, kai grįžau į Garčius. Mes mamą karšinam, o tai mano mama, šviesios atminties, Sinkevičiūtė, jos buvo 2 mano mamos. Tai va, žodžiu, tiek tik tai apie save, o dabar pagrindinis mūsų susitikimo reikalas yra būtent paminkliniai kryžiai. Ir šita knyga, žodžiu, šita solidi didžiulė knyga, kurią pradėjo rengti, daryti Adelė Genovaitė Sinkevičiūtė, jinai labai įdomų gyvenimą nugyveno, kas jau pažįsta, kas ne, gimusi Biržuose, bet kai buvo 18 metų, žodžiu, 40-ais, ją ištrėmė į Sibirą. Ir tada grįžusi, jinai matyti negalėjo, kadangi tėtis pasienietis buvo, negalėjo grįžti ir studijuoti matyti Vilnių ir panašiai, tai jinai atvažiavo į Telšius, pati pabaigė Telšius metalo meną, tada apsigynė ten metalo apdirbimo meistrės vardą, liko dėstyti ir tada studijavo, įstojo kaip dėstytojai, neakivaizdiniu būdu Vilniaus dailės institute, ten su visais titulais tarybiniais, studijuoti menotyrus. Ir jinai studijuodama tą aukštąjį mokslą pasirinko temą, kaip metalo dailininkė, pasirinko temą juodojo metalo, lietuvių liaudės juodojo metalo dirbiniai. O po tuo slėpėsi kryždirbystė, geležinė kryždirbystė ir jinai jau studijuodama, žodžiu, tais tarybiniais laikais vienintelis baigiamasis darbas, diplominis darbas padarytas apie kryždirbystę. Tai buvo, jinai ten piešė po visą Lietuvą, po muziejus ir Kauno muziejų, ir ten Rokiškio, ir Žemaitijoje, ir gyvai fotografavo, yra labai gražus jos albumas, jos pačios rankelėm išpaišyti kryžiai. Tai jinai vadina saulutėmis, tai irgi konspiracinis pavadinimas. Iš tikrųjų tai yra koplytėlių, koplytstulpių, koplyčių, bažnyčių viršūniniai kryžiai. Tai moksliškai, tai jeigu restauratoriai, tai yra viršūniniai kryžiai. Vadinami dar saulutėmis. Na tai va, tai jinai tą disertaciją apsigynė 1971 ir
tada visą gyvenimą dar tyrinėjo tuos nykstančius geležinius kryžius. Ir kai 1998 Telšių buvęs technikumas, tada aukštesnioji mokykla, ten vos nepakliuvo į Rietavo žemės ūkio technikumo, žodžiu, prieglobstį per visas tas pervartas, žodžiu, tai tada jau dėstytojai sujudo, sakė, mes negalim priklausyti žemės ūkio technikumui, vis tiek turim kažkaip siekti prisijungti prie Vilniaus dailės akademijos. Ir tada 98-ais, žodžiu, Telšių ta aukštesnioji arba buvęs technikumas prisijungė prie Vilniaus dailės akademijos ir tapo padalininku. Žodžiu, skyrium, o dabar yra Telšių fakultetas. Ir tada nuo 98-ųjų vykdomas bakalauro studijos, dabar jau ir magistrinės. Tai va, tai Zinkevičiūtė, žodžiu, dėstė praktikas šitą metalo meno ir juvelyrikos studentams. Dėstė praktikas ir čia kai jinai mirė 22 metais, nes iš tikrųjų labai reikli, labai tikrai puikiai specialistė, griežta, bet jautri, teisinga. Tai, žodžiu, jos atminčiai ir dedikuojam. Ir aš nesu tos knygos autorė, mes su Tomu, dizaineriu dėstytoju, mes tik tai sudarėm tą knygą Zinkevičiūtės archyvų pagrindu. Ir, žodžiu, autorystė tokia, kad mes esam su Tomu tik sudarytojai, o čia yra iš Adelės Zinkevičiūtės archyvų ir pamatysit, kiek yra veikus. Nuo 98 dėstė tas vasaros praktikas, su studentais išvažinėjo iš Žemaitijos, žodžiu, kaimus, miestelius, kapines. Ir čia jos pačios ranka padarytas žemėlapis, bute, žodžiu, dar mes su jie pradėjome bendrauti, jinai dar gyva buvo, nuo 20-ųjų. Ir jinai taip apsiašarojus, vieną kartą sako, Laimutė, niekam nereikia, tų kryžių, viskas čia, žodžiu, dings ir panašiai, sako, reikia kažką daryti, bet jinai jau jėgų nebeturėjo. Tai aš sakau, reikia rašyti projektą. Ir tada mes, žodžiu, išjudinome tą reikalą, bet jinai jau buvo aplinkos, ir Irako, ir Silko, ir jinai jau nebepajėgė, 22 mirė. Bet jos namuose, ten aprodė visą savo archyvą, juosteles, kur fotografavus, keliavus, kur piešiniai sudaryti, kur užrašinėtas asmenukai visokie, sveiki. Tai tada, žodžiu, o tas žemėlapis buvo ant tokio LTSR žemėlapio, pridėta kalkė ir persibraižytas visas žemėlapis ir kryžiukai sužymėta, kur jinai važiavo, kur buvo. Tai įsivaizduoja, tie senieji rajonai mūsų, panašiai yra ir dabar išlikę, bet čia nėra Klaipėdos krašto. Čia, žodžiu, turėtų laikų žemėlapis. Čia dar turėtų būti, jeigu žiūrėti etniniais, žodžiu, etnografinis žemėlapis, tai čia turėtų būti mažosios Lietuvos. Taip, bet Adelė važiavo su studentais, matot, ir šiek tiek mažoji Lietuvoje. Tai šitai knygoj su menotyrininkė net diskutavom, ar įdėti tuos mažosios Lietuvos kryžius. Tada aš parašiau Purvinams Marijai ir Martynui. Tai sakau, ką daryti, prisistačiau, kad tokį reikalą ruošiam, sakė, dėkit viską, kad tik daugiau būtų. Tai tada tiesiog padarėm atskirą skyrių ir čia, kaip matysit, yra paskutinis skyrius skirtas ir Mažąjį Lietuvą. Kas konkrečiai domėtės apie Mažąjį Lietuvą. Tai va, tai čia yra, žodžiu, tiek išvažinėta, yra 100 vietovių, kapinių apvažiuota ir knygoje yra 1200 iliustracijų. Tai čia, žodžiu, yra ir jeigu atidžiau kažkas nori studijuoti, ar ką, tai matysit, yra pagal vietovę, šiek tiek charakteris, braižas, skiriasi ir panašiai, bet yra kažkokie dalykai atsikartoja iš rajono į rajoną, šiaurėje labiau Latvijai galbūt įtaka, vakarinė ten Klaipėdos rajone, Viržėnai, yra mažosios Lietuvos įtaka tikrai. Tai, žodžiu, yra ką pasižiūrėti. Dabar, čia įsivaizduoja 50 studentų pavardės, nes ant piešinuko antrose pusėse Adelė visur kruopščiai surašusi, bet mes knygą darėm ne mokslinę, o čia yra tiesiog populiarus albumas,
Tiesiog, kad matytųsi ta kryžių įvairovė, jau nuotraukas naudojom ir piešinius, bet jokių ten smulkiai apmatavimų, kaip pavyzdžiui, Purvinų išleista knyga, ten su apmatavimais, su visko toks metodologinė medžiaga, tai mes to nedarėm, nes būtume paskendę. Tiesiog medžiagos buvo daug, vaizdinės medžiagos, tai mes išleidom tiesiog tik tai nuotraukos ir piešinius. Ir jeigu žiūrėti knygą, tai yra tokia kaip į kapus įeini ir žemaičių kalvelės, aukščiau, žemiau, lygiau, arčiau, toliau, tokie pulsuojantį, kad nebūtų visi puslapiai vienodai sudėti, kad 20 puslapių jau nebemirguliuotų, o kiekvienas atvertus iki vieną puslapį būtų galima kažką išvelgti, atrasti, pamatyti. Tai čia yra, su dizaineriu pasišnekėjom, kad darom tokį pulsuojantį maketą, taip kaip ir mūsų takėliai kapinės yra vaizdas. Ir knyga taip yra suskirstyta rajonais pagal žodžiu, viršelis, ne? Ir šitas kryžius yra darytas Sigito Varno. Jisai, šitas fotografas, važinėjęs kartu su Zinkevičiūtė, Adelė viską už savo pinigėlius pensiją sudėjo į tuos tyrimus ir pavyzdžiui, fotografų ir studentams mokėdavo ir už perpiešimus, jinai visą savo pensiją, žodžiu, buvo nukreipusi į tą savo archyvo rengimą. Ir, pavyzdžiui, šitas kryžius yra darytas Rietave labai įspūdingos kapinės buvo išlikusi, kaip sakiau, Viekšniuose ar Užventyje dar tokių turtingesnių kapinių yra, bet daugelis yra išnaikintos ir kryžiai nyksta, žmonės griauna, nes išmiršta giminaičiai, ten senelių prosenelių kapai, daug išemigravusių ir tiesiog kapai yra palikę, net ir registrinį įtraukti, palikę tarp kapų tie geležiniai, tarp tų naujų palaidojimų ir tada lieka jie be šeimininkų. Ir tada yra laiko klausimas, kada jie bus nugriauti. Tai labai daug jau pinamų. Tai va, tai kad išleisti šitą knygą, čia yra, kas dirba su projektais, kultūros tarybai rašiau projektus kelis metus ir, žodžiu, kad skirtų pinigėlių, tai reikėjo atidirbti, o pinigėlių reikėjo labai nemažai. Tomas 2 metus važinėjosi vėl iš naujo per visas tas 100 vietovių, tam, kad išfotografuotų šiuolaikinėmis priemonėmis. Ta prasme, su gera raiška, profesionaliai, kad būtų spaudai paruoštos geros nuotraukos. Nes ten studentų darytos nuotraukos prastos, Varno geros nuotraukos, tai yra trečdalis nuotraukų dar šitą fotografo Sigito Varno. Tai va, čia, kas sudarytojai, tai jeigu įsigysit ar sugalvosit, tai čia, žodžiu, yra tas prieš, žodžiu, surašytas dirbam prie tos knygos. Tai va, turinys, kaip sakiau, yra sudarytas tokiu atlaso principu. Jeigu atlasą žiūrėt, tai nuo šiaurinių rajonų į rytus ir va taip iš eilės. Tai yra Skuodo rajonas, Akmenė, Mažeikiai, Kretinga, Plungė, Telšiai ir taip žemyn, tai žodžiu, viskas yra vat, ir nesunkiai surandama. Ir pagal rajonus, tada pagal abecėlę sudėjom kaimukus ir vietovės. Tai netapas. Tai va, tai čia mūsų teisinga atrodo. Taip atvertus, kiekvienas rajonas turi tokį titulinį atvartą ir tada, kaip sakiau, kryžiai, piešiniai ir nuotraukos darytos Adelės su studentais perpaišinėtos, ir nuotraukas. Tai čia sudėjau tų mažosios Lietuvos. Dabar ką galima pasakyti apie šitos kryžius, ką jie reiškia ir kuo jie yra vertingi. Krikščionių, čia yra paminkliniai kryžiai, skirti kapui žmogui atminti, ne? Kas yra įdomu, kad tie kryžiai yra maždaug žmogaus ūgis. Jie yra, kaip žmogus, čia aukštesnis, žemesnis, tai anksčiau žmonės truputį žemesnis buvo, nes dabar dar jeigu ant postamento padėti, tai yra maždaug žmogaus dydžio.
Ir dabar ką reiškia krikščionim kryžius, tai yra prisikėlimo medis. Ir, pavyzdžiui, čia yra mažoji Lietuvoje kalvystė atėjusi iš Vokietijos, jinai yra turtinga, jinai su visokiais palietimais, detalėm, žvaigždelėm, gėlėm ir panašiai. Žemaičiuose pamatysit, yra netgi kryžmos ir bumbulai. O ką tie bumbulai reiškia? Irgi pumpurą. Tai reiškia tas kryžius, sprogstantis kryžius, tai reiškia prisikėlimo ženklas. Tai ne per kryžių, bet vis tiek prisikėlimą. Tai čia iš tikrųjų šitam, žodžiu, mūsų simbolį yra visa teologija. Žodžiu, žmogus gimė, gyveno, kentėjo, mirė ir jisai įveikė mirti. Ir, pavyzdžiui, kai kuriuose kryžiuose netgi yra ten kaukulikė kokia įdėta, Kristui po kojų. O ta kaukulikė reiškia nugalėti mirti, tai yra Adomo kaukolė, taip vadinama. Tai čia, jeigu pasižiūrėti tą krikščionišką simboliką, čia yra labai daug gražios krikščioniškos simbolikos. Ir jeigu mes šitos kryžius naikinam, jie dingsta ir kapavietės yra dabar dengiamos plokštėm, tai mes visą tą pasakojimą, tą mūsų senelių protėvių tikėjimą, kaip jie matė, kaip jautė, kokios sąsajos su gamta, vien su kitu ir panašiai, tai ta prasme mes labai daug prarandame. Ir dėl to yra verta išsaugoti. Dabar paplitę buvo kryžiai. Čia labai gerai netgi šitą skaidrės dieną, čia gyvai matom. Kryžiai buvo dviejų tipų. Tai buvo rėminiai, matot, yra rėmas. Ir tada puošyba sąjungoje nukryžiuotasis, mažoje Lietuvoje dažnai būdavo dedikacija, žodžiu, mirusiojo Velionio atminčiai skirta. Ir, žodžiu, tas rėminis kryžius ir strypinis. Va, pavyzdžiui, nugaras, kad yra strypukas ir tada yra puošiamas. Ir tokių čia nėra daug, bet Žemaitijoje yra daug daugiau, giliau Žemaitijoje. Čia yra tik vienas tipas. Nes, čia yra šitas strypinis, kur strypukas, tik kryžmos ir tada yra puošiamas tas centras, kaip vainikas, kaip erškėčiai, kaip spinduliavimas Jėzaus galvos, karūnos ir panašiai. Ir yra tie rėminiai, kur visą tą gyvybės medį, tą augimą su visom, žodžiu, šakos vejasi. Ir paskui labai gražus motyvas yra su šitais susuktom, tai kur yra daugiau tos susuktos juostos, tai atrodo, kad tokie srūva gyvybė ir panašiai. Tai ta prasme labai daug gražių simbolių galima atrasti, išsiaiškinti, kažkokių asociacijų išvėkti. Tai tuose kryžiuose, žodžiu, yra daug pasakojimų. Tai tada, žiūrim toliau, tai kaip pati Adelė, jinai va tokį radom, jos užrašų nėra daug, ten datavusi, kur važiavusi, čekiukai surinkti su studentais ir panašiai, bet, pavyzdžiui, radom tokį jos įrašą. Kapų kryžiuose dekoras kiauraraštis, grafiškas, daug gražių rėmų, įvairių matmenų geležies detalės, formos, apvados, varžtų būdės, veržlės, dirbinio paviršiuje formuoja reliefą. Saulės šviesoje jis ypač iškalbingas muzikalus, nuobučių, monotoniškų grafiko vadinasi. Tai va, ir Adelė kryžius tyrinėjo, aišku, sovietmetis, aišku, jinai ten visos krikščioniškos semantikos negalėjo per daug, žodžiu, afišuoti ar kažką, nors jos knygose daug pabrėžta, pabraukta, ką perdavė, bet dėl studentų, dėl dėstymo, pati kaip menininkė, metalo dailininkė, jinai tyrinėjo kompoziciją. Ir, pavyzdžiui, ta citata irgi rodo apie kompoziciją, kaip gražu, vizualiai, kokia estetika. Ir mums dėstydama, va, jūs galite irgi patvirtinti, kad dėstydama jinai ten detalės naudodavo, tą harmoniją, jeigu ten projektuodavom ar vėjarodės, ar ten saulutės, net pavyzdžiui, aš net kaliau saulutės sovietmečiu. Tai jinai buvo jos užduotis kompozicija, paskiau padarė, aš neprisimenu, pirmam ar antram kurse. Ir žodžiu, mes darėm, bet jinai mokė, jinai neatskleisdama tos krikščioniškos dvasios, bet jinai per kompoziciją, per praktiką, bet jinai taip pat perdavė tą prisidėtimą prie tos mūsų kultūros.
Tai va, tai čia jau šiek tiek papasakojau apie tą kryžių reikšmes. Martynas Purvinas irgi labai gražiai apie tą kultūrą. 19 pabaiga, 20 amžiaus pradžia, tada suklestėjo tie kryžiai. O šitą aš bandydama išsiaiškinti, kadangi pati buvau įmesta į tą kryžių pasaulį, bandžiau išsiaiškinti, o vis dėlto kaip čia yra. Jeigu mes atskleidžiam informaciją, straipsnius apie kryždirbystę Lietuvoje, tai daugiausiai yra mediniai. Medžio drožėjai, kryždirbiai, ten visokie simpoziumai vyksta ir dabar dar medinių stato. Ir aš atsiverčiau UNESCO puslapį. Kryždirbystė įtraukta į UNESCO paveldą 2008 metais. Žodžiu, ten kelios įstaigos ruošia tos dokumentus. Ir aš radau tokį trumpą istoriją paaiškinimą UNESCO puslapį. Įsivaizduojat, lietuviai kryžius medinius darė jau šimtmečius. Ir kaip minėjom, ir kryžkelėse, ir prie lauko kokio meldėsi su kokiu nors nepamūku, ar su kokiais šventaisiais, kurie saugojo tą derlių, žmonės, šeimą ir taip toliau. Ir Marijos, ir Sokulingosios, žodžiu, visa kančios ir gyvenimo istorija tose kryžiuose, mediniuose koplytėlėse buvo sudėta. Ten muziejuose, kas pasižiūrėjus, kiek yra mūsų šventųjų ir panašiai, ta liaudies kultūra, kaip buvo paplitusi puoselėta ir panašiai, kiek charakterio ir jausmo. Tai tarkim, tame tekste aš radau tą įrašą, kad po 1863 metų sukilimo carinė Rusija uždraudė statyti lietuviams kryžius prie namų, prie kryžkelių. Žodžiu, galima buvo statyti kryžius tik šventoriuose bažnyčių ir tik kapinėse. Iki to laiko ten nuolat žmonės statydavosi, kaip sakiau, prie namų ir panašiai, tai jie žudydavo, atkūdavo ir taip toliau, tas klestėjo, kryždirbystė, iš tikrųjų medinė kryždirbystė klestėjo, bet kai caras uždraudė, tada ką daryti? O tuo metu Europoje įvyko ta industrinė revoliucija, ten pradėjo gaminti geležį ir vežti į Lietuvą iš Karaliaučiaus, iš Nemėjo, iš Rygos, ir atsirado kalvių ir žmonėms tas poreikis, kad daryti patvaresnius tuos kryžius, kad jų nenugriautų, kad jų nesudegintų, kad jie netaip sunyktų gamtoj. Ir kadangi leido tik tai kapuose ir šventoriuose, tai va šitie kryžiai ir klestėjo. Žodžiu, suklestėjo nuo 1863, 19 amžiaus pabaiga ir labai aiški data 1914. Tuomet, pavyzdžiui, Kaune užsidarė, buvo leidykla geležinių kryžių Minerva ir 14 metais bankrutavo. Ar žinot kodėl? Pirmas pasaulinis karas ir visa geležis į metalurgiją, tankams ir taip toliau. Tai, žodžiu, klestėjo iki 14, bet dar iki antro pasaulinio karo vis tiek žmonės rasdavo būdų, statė, yra kryžių 21 statytų, 30 iki antro pasaulinio karo, iki sovietmetį. O sovietmetį visus kalvius į kolūkius praktiškai. Tai tada, žodžiu, ir tada atėjo cementas, atėjo kitas malkas, tai žodžiu, ta geležinė kryždirbystė, jinai klestėjo Lietuvoje apie 50 metų. Tai labai trumpas laikas. Ir galbūt dėl to irgi yra priežastis, kodėl ten menotyrininkai, istorikai ir panašiai pražiūrėjo net dabar 30 metų nepriklausomos Lietuvos ir mes neturime tokių kryžių saugojimo jokios politikos, vadinkim, arba kažkokių dokumentų, ar iniciatyvos, ar kažkokių valstybinės tokios, kaip čia pasakyti, programos, nors ant popierių visi programų yra prikurta, bet iš žmonių, iš pačių žmonių nėra tos iniciatyvos išsaugoti tos kryžius. Ir senas kryžius įlaužina ir tada stato dabar kaimynus ir panašiai. Žodžiu, yra ant išlikimo Lietuvos
Dėl to aš padėjau savo visus auksus ir deimantus į šalį, važinėjau su knygą, nes aš įvairiai nemykiu. Tai va, tai dabar parodysiu maždaug, kaip atrodo mūsų tie kryžiai. Aš užgesinsiu šviesą, jūs geriau matysit ir knygoje tas ir matosi, bet aš va aiškiau parodysiu, kaip mūsų vaizdas yra. Dabar taip, aš turiu dar pusę. Tai va, ir žodžiu, kaip jisai atrodo. Tai yra kelios vietos, kur aš tą knygą pristatinėjau, tai Gargždai, Judrėnai ir bent keletą kitų vietų matysit, bet kaip atrodo. Tarkim, čia yra vartai Endrijade, žodžiu, mes iš profanų, iš pasaulietinės erdvės ateinam į kapines. Ir pati Zinkevičiūtė apie tai yra užsiminus, apie tą sakrų ir profanų erdvės. Pasitinka laiminantis Kristus ir angelas. Ir įeinam į šitą nykstantį mūsų paveldą. Yra kapai ir va Gargžduose, kaip matosi. Aprūdyje, apleisti, apžėlę. Kai kur matosi tvarkosi žmonės. Kažkas susitvarkė ir puikiai atrodo, kaip panektis kryžius. Atrodo, kaip dabar padaryti. Ir, pavyzdžiui, dabar galime užsakyti tokį kryžių. Povilai, už kiek darytum tokį kryžių? Baimė. Tai va. Ir čia yra didžiulis darbas. Metras 400 eurų. Tai va, ir metras, bet čia yra dar kiek puošybos detalių ir taip toliau. Tai čia būtų mažiausiai 3-4 tūkstančiai eurų. Tai kai su Viduržėmis, su moksleiviais ten biškai tvarkėm, ekskursiją tokia ėjom. Nu, tai sakau, žinot, jūsų motociklas būtų pigiau, negu toks kryžius. Tai va, taip atrodo. Ir žmonės su Velykėm apraišėje. Yra rūdyje tvirtinimas. Čia yra didelė bėda, dėl ko daug kryžių yra nugriuvę, todėl kad tvirtina tai su siera, tai nežinia kuo, o cemento dar tokio nelabai žinojo, o dažniausiai sieros gauna drėgmės ir oro ir tada graužia tą strypą, tą įtvirtinimą ir daug nulūžusių ir tada tikrai jau žino, nes žmonės ne visi susivokė ten užcementuoti, užbetonuoti ir panašiai. Tai žodžiu, yra daug tų nykstančių dar apdūrusių, bet įsivaizduojat, kaip gražiai atrodo. Pavyzdžiui, čia yra irgi panašių kryžių. Ir jeigu pasižiūrėt, pavyzdžiui, kai kurie panašus, ne? Pavyzdžiui, kairėje pusėje kryžius yra rėmas, bet jeigu sudėsit 2 šalia, ar ten 5, visi bus skirtingi. Vis tiek yra kiekvienam darytas užsakymas, tai žmonės ar dėl pinigėlių, kam daug puošnesni, kam kuklesni, labai įvairiai. Ir dar labai įdomiai buvo paplitę, jeigu išvelgsit, va čia yra figūrėlė, Kristus neša kryžių ir čia irgi yra buvusi figūrėlė. Labai daug yra metalo surinkėjų ir nuplėčia, žodžiu, mažai dalikusių tokių pilnai išlikusių pirmos konfrontacijos kryžių. Arba kaip šičia yra irgi tokių kryžių, mačiau ir pas jūs. Jo, visiškai, reiškia, buvo kažkoks standartas. Bet įsivaizduojat, kaip atrodo gražiai kapinės, jeigu pasižiūrėt panoramą. Yra senieji akmenys ir panašiai, ir tas ažūras. Kai mes su seniūnė ėjom Gargžduose per kapines, sakau, įsivaizduokit, nuimam tą ažūrą ir kas lieka, akmenukai. O čia matosi, senasis Gargždų kapinės ir panašiose kitose kapinėse, matosi palaidojimai sluoksniai, ne? Yra šimtamečiai palaidojimai, yra pokarių palaidojimai, yra šiuolaikiniai. Ir mes matom, kad lietuviai gyveno šitoje vietoje ir prieš 100 metų ir dabar. Tai yra mūsų tapatybės liudininkai. Tiesiog tie artefaktai liudija apie mūsų istoriją. Na tai va, čia įsivaizduojate, Gargžduose Laugalių kapinėse. O toks išlikęs kryžiukas, kuris dabar yra pavyzdžių, ne? Tai čia aiškiai Laugaliai buvo mažoji Lietuva. Gargždai buvo jau didžioji Lietuva. Per sieną žmonės prekiavo. Jo. Ir galima dar atsekti ir tos ekonominius ryšius, socialinius ryšius ir panašiai. Čia viskas iš Gargždų kapinės. Ir išlininės detalės, vietos detalės, kalviškos, labai gražūs nukryžiuotieji. Pavyzdžiui, šitas nukryžiuotas
susimažinom ten su vidiniu būdžiu, tokiu vidinės technologijas ir netgi naudodavo drožtas figūrėlės, kai kuriuos kryžius galima pažinti, kad yra formos drožtas iš medžio. Tai va ta kryždirbystė jungėsi medžio ir metalo kryždirbystė. Žiūrėjau, dar tokių visokių niuansų. O dar ko yra įdomu, pavyzdžiui, čionai yra palaidotas Pabijons Lengvenas, miręs 95-aisiais, įsivaizduoju, 130 metų atgal, grūdė 15 dieną, ano prietrauka, o aš galvoju, ir daug kur parašyta prietrauka, aš galvoju, kaip čia draug, prietraukas, tai draugas, ne? Prietrauka, aš galvoju, tai kaip čia jie virsti žmoną, ne, prietraukai pasirodo taip yra, žmona yra prietrauka. Ir dar va senoji kalba, čia dar ir lingvistai turi filologai, turi ką patyrinėti. Ir tai yra mūsų netgi kalbos liudinimai. Na, ir, nu tai va, 901 metai. Lengvins 85, o kryžius 901 palaidotas. Ir kryžius, vat matot, yra toksai. Jis, ko gero, darytas čia yra iš didžiosios Lietuvos, o iš mažosios yra tie tokie puošnesni, rėminiai. Tai čia dar irgi būtų ką kalbėtis muziejui, pavyzdžiui, patyrinėti. Jo, kaip susijęs. Na, tai va, tai čia yra tokių. O šičia yra labai įdomus Jurgionų kapinės. Aš pati ieškojau neradau, tai man tos Jurgionus parodė Doviluose yra prie Gargždų kultūros, etninės kultūros, žodžiu, centriukas, vadovas Jonas Kirpiukas, tai sako, važiuoja. Tai nuvažiavom ten netoli už Lūtai Jurgionai, pasirodo. Kapinės yra grynai ant sienos, tarp mažosios ir didžiosios Lietuvos, ir žmonės neždavo čia kontrabandą. Stabdo pasieniečiai, kurie į kapinės. O tada ten ir muilas, ir tapoks, ir visokie Vokietijos Lietuvos prekės, eidavo per kapus, papakodavo ir panašiai. Ir žmonės netgi bendravo per kapinės, žodžiu, keliukas, pusėj kapinės, čia dar išlikė tie mažosios Lietuvos kryžiai, o nuotraukas čia. Tai va, Viržėnuose labai daug kryžių šitą ir matyti iš mažosios Lietuvos. Mūsų vienas skulptorius absolventas pasakojo, jo senelis mokėsi pas Kalvį mažojoje. Tai grįžęs didžiojoje Žemaitijoje kalbėjo. Ir dabar kas prie skuodo akmenuolius. Tai žodžiu iš akmenų. Nu tai va, ir kryžiai jums turbūt matyti vaizdai, tai jau žemėje kasti ir puošnus, tai matot su žvaigždelėm, su spinduliais, su gėlytėm, žydintis, tai čia kaip užsiminiau, jo labai tokie ir tikrai išmoningi ir liudijantis labai daug tokios liaudies kūrybos ir estetikos pajautimo. Atskirai irgi minėjau, kad tos skulptūrėlės, Šventųjų Marijos, Magdalenos, Jono Krikštytojo arba, tų pagrindinių teko matyti, o kiek yra išplėštų, kurių mes net nežinome. Ir tie kryžiai, pavyzdžiui, čia yra kalviškas, net nevietas. Ir žodžiu, patyrinėjus, ten yra labai įdomiai sukalto plokštės, sukabintos tokia vadinama kregždute. Žodžiu, net kalviams meistrams irgi yra ką patyrinėti. Nu tai va, ir kaip sakiau, čia yra ir ta kalba, tie seni įrašai, mato 908, 901 ir va čia jau skylantis žodžiu. O čia va, kaip sakiau, Kristus ir po juo yra kaukolė. Čia žiūrėti, populytė, tai tas, kaip sakiau, Romų kaukolė. O čia, pavyzdžiui, yra šita Šiluvos Marija su Jėzumi. Tai čia, žodžiu, ir vietiniais kūrė. Tai yra ką patyrinėti. Angeliukai, labai įdomu, tokie angeliukai, pavyzdžiui, buvau Milane prieš savaitę ir labai nustebau, ten Milano angelo bažnyčia, žiūrėjau tokie patys angeliukai, žodžiu, tas tipažas. Tai ateina iš vakarų Europos ženklai, pati evangelija, aišku, visi įvaizdžiai ir supratimas, bet žmonės perteikė jau vietiniai meistrai, vietiniai užsakovai, jau pagal savo supratimą. O čia šitam dešinėj pusėj kryžiui
į koplytėlės rūsį, suvilkti kryžiai, sukišti ir sako, nežinau, kur dėti, tiesiog išmesti irgi šventvagišką, tai jisai sudėjęs, tai kažkaip tai kryžius suvokia. Tai va, mums, žodžiu, tą knygą darant, praeitą vasarą darėme ekspedicijų su studentais, važiavom tvarkyti, vietiniai žmonės čia Judrėnuose kepė mums kugelį, maitino pietus ir panašiai. Tai jeigu žiūrėsit, pavyzdžiui, va šičia 1876, 876, 150 metų šito kryžių. Tai moteris, kuri ten bendruomenės, kuri kepė tos kugelius, sako, sutvarkykit mano senelio kryžių, čia jos senelio kryžių, 150 metų. Tai čia yra mūsų istorija, kaip mes nujaunom, tai ką mes tada kapuose matom palaidojimai, tik tai 50 metų maksimum, ne? 1900, kokie 80, 90, manau, tai palaidojimai 95 metų. Bet iš tikrųjų yra savo, ta prasme, šitoj žemėje būtų ir mūsų prosenį. Tai čia dar visokių tokių pavyzdžių, įvairių yra, rasti. Ne visi, čia tiesiog pati važiavau, o taip atrodo. Tai tada ką mes darėm, valėm grūdis ir uždėtėm tokį konservuojančią vyną, atrodo, yra tokia amerikiečių sukurta, žodžiu, tik laikinai sustabdom kiaulių gydymą, bet reikia labai rimtai galvoti, ką su tais kryžiais daryti, kaip juos išsaugoti, nes šeimininkų daugelį atvejų nereikia. Tai va, tai čia daug tokių. Čia jau Purvinai buvo atvažiavę į Judrėnus, kaip tvarkim, čia išgavinių vadovas, čia iš mūsų restauratorių. Nu va, čia su studentais, žodžiu, va, tvarkim kryžius, tai čia praeitais metais mes per kokias 8 ekspedicijas padarėm, sutvarkėm, sutvirtinom, apkirpom, atstatėm, ištiesinom kokį 150 kryžių. Tai čia viskas leidžia šitą knygą. Organizavimus, kultūros ministerija. Tai dabar ministro. Tai va, čia kašas, ten traukiam iš smukusius, ir panašiai, čia krėtimus, moksleivis, vežėmus, ir panašiai. Čia mūsų absolventas Karlis irgi padėjo. Čia aš su savo mašiną traukiau, nes vyrai negalėjo ten betonuotą, po žeme didžiausias betono luitas, nei palytų nieko, visai buvo nukryptas ant šuoro. Tai, įvažiavau, bet žinokit, vyrai sako, ar turi kamerą, sakau, turiu. Įvažiavau pievą, o ten tokia pieva, aš ten bijojau, žodžiu, dugną prakirsti, bet įvažiavau, atstatėm ir tada važiavom čia Viržėnus. Seniūnė pietus buvau užsakęs. Kol nuvažiavom, pabėtavom, atvažiavom nušienautas, sako, čia pravoslavų, matot, ir ten tik keli kryžiai. Tai sakėt, seniūnė stipri, nes kol mes pabėtavom, pasiuntė žmonės, ir šitą kokį realią. Ar kaip tos mažosios Lietuvos kryžiai, tai jie buvo irgi perdaromi, tos stačiatikių. Gali būti. Jo, gali būti. Mes to jau netyrinėjom, mes tiesiog atstatėm, nes buvo visiškai nukrypęs ir nuvalėm ir užkonservavom. O tada jau mokslininkai tyrinėjo, nes tiesiog tą varliutį sustatėm. Nu va, čia mes darbuojamės karviai, kolegos, studentai, rudenį sutvarkytus jau kelis kryžius, kurie pasivežė į fakulteto dirbtuves, atvežėm ir sumontavom keletą kryžių. O čia keletas gerų pavyzdžių. Pavyzdžiui, dabartinis palaidojimas, ar ne, ir matosi senolių kryžius sutvarkytas, tvarkingai pastatytas, visos lentelės išsaugotos, viskas čia gerai. Tai vienas kitas kapas yra taip tvarkomas. Vienas kitas. Va čia, pavyzdžiui, irgi įsivaizduojame, kad mažosios Lietuvos kryžius, ar ne, ir štai, matyt, atsivežė iš Klaipėdos ir palaidojimus surašyti nuo 1854 iki dabartinių 2011 iškas palaidojimus. Visi surašyti iš kartos į kartą. Tai kad giminė sugebėjo išsaugoti kryžių ir sutvarkė šiuolaikiškai kapavietę, bet visi yra išsaugoti. Tai va, ir pavyzdžiui, šitą kryžių, tai dabar jau atitiesinom mes ir
ir šiemet atvažiavau, o dabar noriu padaryti šiemet, o atidėsiu metais jau uždėta trekelė. Jau liesti ir barti su savininkais, kad būtų kaip. Na tai va, tai visokių tokių istorijų. Pavyzdžiui, kad šičia kryžius yra senas, bet užrašas daro. Arba senas kryžius, kur yra ir pasiūsta muziejaus kieme. Įrašas vos išlikęs šitas lentutės porcelianinė, bet jau įrašų ant postamentų jau nėra. O ten įdomu, nu va, ir matot, yra, pavyzdžiui, čia Laimė, yra senasis įrašas 90-ųjų. Ir dabar žmonės palaidė vandens lentutę tik uždėjo. Atrodo eklektiškai, nesutvarkyti. Bet kaip žmonės mokėjo, taip susišlaikė. Bet blogesnis atvejis yra, kai išlikuoja atveju ir uždeda naują įrašą. Ir tada supraskime. Na tai va, tai visokių barbarizmų vyksta ir nežinia kaip daryti. Ir čia, aišku, tokia kita dabar lazerių pjaustas, tas detalės yra apie senųjų kolonėlį ir panašiai, žodžiu, gyvenimas tęsiasi ir nežinia kaip bus. O čia Kretingoje sunykusios liuteronų kapinės, sunykusios, nes ten dalykia, nežinau, 10 nebėra tų kamiškų kryžių ir gal kokie 6 lieti ir žmonės, kad jų tų kryžių neneštų, tiesiog visą kapą uždėjo viso. Tiesiog tokiu būdu, bent tai, man atrodo, barbariškai pradėjo kaip savo kapą. Tai va. Ir yra tiesiog, o čia galėtume. Žmonės griauna kryžius, klausia, ką pirmininkės ką daryti, ką pirmininkė bažnyčia, tai sako, nežinot man, jie gyvena prie tvoros ir kaupėsi muziejus ir nežinia, ką daryti, čia reikia galvoti ir to. Na tai va, kryždirbystė ne viena amatas, štai iš miesto puslapio įtraukta, jeigu pasiūlysite tas čia Danas Barbaras pasakojo, dokumentų valstybės, kad kryžiai saugotini ir taip toliau, institucijos ten, žodžiu, rašo raštus, ministrai įsakymus leidžia, bet kiek, įsivaizduojat, kiek įstaigų, Klaipėdos universitetas pasirašęs, Nacionalinis kultūros centras ir taip toliau, visos tos įstaigos žino apie kryždirbystę ir apie jos saugomą. Bet kaip tą išsaugoti? Realiai gyvenimas nevyksta. Tai čia yra labai daug stichiškumo palikta ir, žodžiu, yra bėda. Ta knyga yra tiesiog kaip impulsas, kad reikia išsaugoti, ką dar turi, liekti iš gaisro ir bandyti padaryti, ką galima. Tai va, albumas skiriamas visiems, kas nori pažinti atvykusią prieš 100-metį Žemaitijoje. Ir, aišku, Kalvių kryžiai išlikusi tik vienetai ar po keliasdešimtis regionų miestuose, miestuose, kaimuose ir panašiai. Yra unikalių vietovų, kaip Reikšnių papilės, Vegetavo, Vidušiaus ir keletą kitų papilų. Ir, žodžiu, šiek tiek rasite šitą knygą. Esam visi kviečiami saugoti Kalvių pripažįstamus, kur turi giminės kapus, savo tėviškėse, kur tiesiog saugoti tą, ką turim, paprasčiausiai su šepetuku nuvalyti grūdis ir kokį nors jemelitę, ko užtepti, bet dar geriau pasikviesti restauratorius. Ir tada tiesiog, bandysim liudyti, kad jau kryžių nebegriauname. Štai tiek. Nu, ačiū. Tai va, tekstą išviestų. Kas norit knygą įsigyti, prašom. 25 eurų. Šiaip jos